parapijos vaikų globos namai yra įsteigti 1995 metais. Jų steigėjas ir vadovas yra parapijos klebonas Liudvikas Dambrauskas, kuris ir lig šiol vadovauja vaikų globos namams. Pirmieji vaikai globos nameliuose buvo iš Žemaitijos Kalvarijos, nes klebonas, dirbdamas toj parapijoje, matė, jog vaikai gyvena skurde, varge ir todėl paskirtas klebonauti Mosėdžio parapijoje ir parapijos namuose įkūrė vaikų globos namus. Aš vaikų globos namuose socialinė darbuotoja dirbau nuo 2003 metų iki 2007 metų. Vaikų nameliuose vaikai gyvena įvairaus amžiaus, gali būti nuo 3 iki 18 metų. Šiuo metu gyvena vaikai nuo kasdien, jau 44 metus. Labai ačiū už kvietimą, už leidimą. Iš tikrųjų, sveikinu Jūs, mieli ir brangūs abiturientai, ši bažnyčia matė Jūs viešbučius krikšto metu, šiandien jį mato jau pasiruošusius žengti tvirtą žingsnį į ateitį. Kad ir vaikai kuriems aiminimą. Ir padeda mums Viešpats, Viešpats išklausys mūsų maldą, Viešpats su Jumis. Nepalaimina Jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir šventoji dvasia. Amen. Telydi Jūs Viešpaties malonė. Švento Mykolo, Arkangelo, Mosėdžio bažnyčios klebono, gerbiamam Liudvikui Dambrauskui ir bažnyčios bendruomenė už nuoširdžią globą organizuojant chorinės muzikos šventę Mosėdyje. Kuris už Jūs ir visus išmėgomas mūsų atleisti, tai darykite mano